French mouse, leather with the customs that we never get to get it out. Light you when the engine, so we see what it's about. Sėkmingai, visiškai nevėluodami atvykome į naująjį Vilniaus oro uosto terminalą, beliko susirasti savo vartus ir nepavėluoti į skrydį. Viskas, nusileidom Eindhoveno oro uoste. Dabar reikia kažkaip sugalvoti, kaip nuvažiuoti iki Amsterdamo, nes aišku, kad sutaupyti 30 eurų skrendinį į Amsterdamą, į Eindhoveną, kuris yra visiškai kitoj šalies pusėje negu Amsterdamas. Kaip matau, rašo, kad atšaukė traukinį. Atšaukė 3 traukinius iš eilės, tai mano šansai šiandien patekti į Amsterdamą šiek tiek mažėja. Prašo internete, tai signal failure. Nėra kažkokių signalų ir dėl to šitų maršrutų nevažiuoja dabar traukiniai. Šitą pilna dviračių pastatyta. Čia jau tokia sėdynė pavargus, nežinau ar norėčiau, bet kas čia per dviračiai jos? Gali, čia kažkas pasidėjo juos, ateis pasiimt, gal reikia pasiskolinti ir važiuoti tiesiog iki Amsterdamo. Nors dabar radau John F. Kennedy Land stotelę, iš kurios važiuoja autobusas iki pat Amsterdamo. Už 8 eurus nuveža iki Amsterdamo. Realiai kitos alternatyvos yra tokios, kad alternatyvų nėra. Tai arba aš lieku miegoti Eindhovene, ko visai daryti nenoriu, nors atrodo visai gražus miestas. Yra kažkokie kėgliai. Vienintelė alternatyva yra Flixbusas. Kas juokinga, kad mačiau visai neseniai, iš čia gali ir Vilnių nuvažiuoti su Flixbusu. Tai jeigu net važiuos mano autobusas, yra alternatyva dar nuvažiuoti iki Vilniaus atgal. Amsterdamas šiaip ne taip po dar 2 valandų kelionės, nes buvo daug labai eismo. Kas labai įdomu, kad pasižiūrėjau atstumą, kur man reikia nuvažiuoti ir su traukiniu, su metro važiuoti užtruktų 30 minučių, su dviračiu užtrunka 15. Tai labai svarstau šitą variantą važiuoti su dviračiu tiesiog, nes dvigubai trumpiau. Kas ta mašina vairuoja? Ta mašina tiesiog pati važiavo. Jinai veda šunį ir šalia važiuoja tiesiog žaislinė mašina ir jos nieks nevairuoja. Aš nesuprantu, kam pirmenybė tokioj gatvėj. Niekam. Tokios pro back entrance įeinam, nes užmiršau, kad pagrindinės. Atrodo, kad pro virtuvę įeinam į šitą restoraną. Čia yra Stefano, bet tu daug skirtingų vietų. Ai, čia kaip Vilniaus užupio turgus, man atrodo, ne? Geriausias drono pilotas vakaruose ir vietinis Amsterdamo gidas. Aš pasakysiu punktą ir tada pasakyk, ar doable ar ne. į langelį nueiti tikiuosi nebus. Kas yra langelis? Nu, tipo, tos moteris už langelių stovi. Jo. Tai pasakymas nueiti į langelį yra nueiti pas prostitutę. Ai. Nepervertink manęs. Tai viskas, nebedustės tada. Išsimaudyti kanale. Nelinkėčiau tau. Ne. Tiesiog, bema, reiktų paguglinti, bet tiesiog esu girdėjęs propagandų, kad gali pasigauti 30 ligų. Bet gal čia propaganda. Tiesiog tu nueitum prie to vandens, pažiūrėtum vandenį, tu tipo į cigarečių puokštą iššoktum, nes ten šlykšt, per Kingsdėjį ypač. Tiek ščiukšlių. Įsivaizduoji, net šį burną kažkas patenka. Fui, gerai. Išsimaudyti Šiaurės jūroje. Galėtų, tikrai manoma. Gali pavykti, manau, bus 25 laipsniai. Vandens temperatūra čia 5 laipsniai, bet bus galima. Išgyventi dieną su 10 eurų. Be šansų. Vandens butelį gal išeit nusipirkti. Ne, išeitų. Žinai, kai yra žmonės Ramadaną daro, kol visą dieną negeria vandens ir nevalgo, tu išgyventum.
50 km su dviračiu per vieną dieną. Esam darę, kai drono video filmavo. Tiksliai, jau šitas padarytas, bet Lietuvoje. O Lietuvoj sunkiau. Sunkiau Lietuvoje, Taip, ten taip. dar kalnų reikia veikti. Čia Čia tai dviračių easy. takų net nebuvo, per Taip, laukus taip. reikėjo Bet važiuoti. čia prisimink, kad važiuoti reikėtų su mamos dviračiu. Jo, easy. Manau, iki Harlemo. Ne Harlemo. Ne, aš manau, kad googlinau, kad Hagos jau čia iki ten. Hagos yra 3 valandos dviračiu. Gerai, šiaip. Bucket list done? Bucket list done. Gerai, ar yra buvę, kad pasistatai dviratį ir tiek prisistato kiti dviračių, kad neberandi ir eini per visus ir tikrini? Pagal ką dalyką sodvirti, tik Ai, pagal. Liepos vadovas. Tai tas skiriasi. O jo, gerai. Čia swap čia pati populiariausia numavimo punkto dviračių. Visi dviračiai vienodai buvo. Mėlynos padangos, juodas rėmas. Kas keista, kad motoroleriai šitą mieste, ta prasme, jie yra labiau dviračiai negu mašinos, jie dviračių takais važinėja. Aš šiaip kaip vakarais saugiai jaustis išeina šitą miestą. Jo, visiškai. Nu tai va, aš tai saugumą vertinu dažniausiai, jeigu matai jaunus vaikus arba jaunas merginas tiesiog vaikščiant naktį, tai tada reiškia, jeigu jos saugiai jaučiasi, tai gal aš turėčiau nesijausti saugiai. Čia tiesiog visos Olandijos muziejus. Aš būčiau sakęs, čia kaip karališkiai rūmai. Šiaip fainai man galėtų gyventi. Bet jis labai ilgas, tipo, žiauriai didelis. O čia ir yra tas Reiks muziejum? Jo. Ai, tai turiu bilietą į šitą. Labai gerai. Pažiūrėsim, kiek aš čia veiksiu. Sakau, mes 4 valandas užtrukom. Aš žinok, planavau jį perėti per pusantros. Čia yra pirmasis žiedas centro. O ką reiškia žiedas centro? Kanalų žiedas, tiesiog žemėlapį matos. Nu, matai, daug žiedų yra. Čia žiedas. Čia Visas Amsterdamas tokiais žiedais suskirstytas pagal kanalus. Skaitas, kad čia centras prasideda, čia yra pirmas žiedas. Čia faina gatvė tramvajų pravažiuoti. Normal. Tai vieną medium arba large pavyksiu, nežinau, kur tai manai. Large vienu šimtu. Stambulvytėm prie red light'o. Gerai, raudonas spalva reiškia reikia pasislėpti visas kameras. Nes kiek bauda už kamerą? 100 eurų už kamerą red light'e bauda. Gerai, tai dabar pasislepiam viską. Ai, bet čia tiesiog žmogus selfie daro kartu su rūpoj. Ne, nu žinai, tikrai negalima. Spėjimą gal duodu. Čia galima filmuoti, įdomu. Jeigu ir filmuoti, tai žinai, ne vizualiai. Gerai. Čia tai iš tiesų yra arbata jau čia, nežinau, kas čia yra. Bet tokia, tiesiog tabletės pirkti ne vaistiniai, man taip neteisingai atrodo. Jo, bet čia tiesiog arbata. Kur yra kažkas nelegalaus. Tai yra visiems iš šaldytuvų, bet čia gali pažiūrėti, iš ko gali rinktis, tipo. Tai yra tipo, kiek visual efektų, kiek energijos boostų, body effect, brain effect ir panašiai. Ir tada įsirinkti, ir ta gramais dažniausiai yra. Bet čia visi tiesiog atrodo užmaksinti. Čia tokie biškai silpnesni. Magic mushrooms. Teoriškai žmonės negali užsiauginti ir parduoti žolės. Ir tada galvoja, kaip kopšopai gauna žolės, jeigu negali auginti ir parduoti. Tai kažkokia albuholo radija kaip apeina tai. Gal dėl to negali vadintis tikrų pavadinimų ir naudoja fake. Susipažinsime su Olandijos kultūra. Nežinau, kiek čia galima YouTube įrodyti. Enjoy all the attention you're attracting. Nuotrauką padaryti. Atsiųsiu po to. Su didesniu. Na gerai, padarysiu aš tai jum nuotrauką. Tiesiog iš labai arti. Okay. Atėjęs ir negaus nuotrauką. Aš galvoju, slausti, what the fuck. Tai buvo tiek buvo persistot, kad parašyta, kad parašyta. Čia nejaukiai. Galima jaustis. Gal neužstriksiu, nes reikia skambinti Beniui. Labiau kaip atrodo kaip kankinimo. Down or tied up.
Red lightas. Ir bažnyčia. Dievas žiūri žemyn. Ir čia irgi red lightas visur. Wild. Ir dar ta bažnyčia tokia masyvi. Aha. Ne, šiaip paprasta. Kartu red lightas. Damn.